Šiandien laidoje Auksarankiai nagrinėsime narkotikų temą. Lietuviams nuo senų laikų artimas augalas kanapė šiuo metu įstatymais draudžiamas. Tad klausime, ar užsimanius surūkyti liaudyje vadinamos žolės suktinę, jos gauti sunku. Kaip kanapės susijusios su lietuviais istoriškai ir ką apie tai mano žmonės gatvėje. Visi yra kažką girdėję apie šį augalą ir kiekvienas turi savo nuomonę. Mes savo ruožtu pasistengsime kiekvieno išklausyti ir padėti jums susidaryti išsamesnę nuomonę. Pasidomėjome, ką apie kanapes gali papasakoti praeiviai gatvėje. Neteko girdėti apie žolę nieko. Ne. Viską žinau, virves vydavo ir tai buvo labai ir reikėtų jį auginti kaip pluoštinį augalą, tik tai aš nežinau, kaip ten su tais narkotikais. Esu girdėjus, kad baudžia žmonės, kurie augina kanapes. Kad Lietuvoje augina, esat girdėjęs? Taip. Visada augina. Labai teigiamas, nes aš esu tradicionalistė, manau, kad tai senas Lietuvos augalas, tarp kitko Adomas Mickevičius labai gražiai ponia tada aprašo kanapes, bet pasiskaitykite, jeigu rengiate kokią laidą, kaip ten slėpdavosi kanapėse. Kūčių stalui būna, aš pati esu valgius. Aliejus yra. Kanapė aliejus. Sėklų. Sėmenų aliejus vadinasi. Lygiai toks pat nuodas ir alkoholis ir kanapės. Kiekvienas ūkininkas augindavo kanapes. Jo? Savo reikmėm. Teko matyti gal Taip, žinoma, ne tik augindavo kanapes, iš jų virves vydavo, bet prieš kalėdas, per pasninką iš kanapių sėklų gamindavo kanapių pieną. Kanapė pienis buvo vadinamas, ypatingai per kūčias. Akivaizdu yra, kad įtraukti kažkokius dūmus į save nėra niekados labai sveika. Čia, nežinau, miršta žmonės gaisruose ir ne nuo kažko, nuo dūmų. Pastoviai reikia vartoti, kad įsikabintum, o jeigu vieną kartą kitą, tai tikrai nemanau, kad taip jau. Priklausomai turbūt nuo valstybės visuomenės tam tikros kultūros. Vieni daugiau geria, kiti daugiau rūko ir vienose valstybėse vienur didesnės problemos, kitose kitur. Nežinau, Lietuvoje galbūt gerimas nuo sovietinės okupacijos dar išlikęs labiau kaip čia praktikuojamas veiksmas svaigintis, tai nežinau, galbūt alkoholis Lietuvoje, bet... Tai jeigu nieko nedaro dėl narkotiko, kodėl nekaltas kanapės ar nekaltas aguonas? Man patinka pyragaičiai su aguonu, sakysim. Arba per kūčias aguonpienis. Absoliučiai, absoliučiai. Bet sako, kad tos aguonas neturi narkotikų, iš kurių mes ten darom aguoną. O kaip gai? Nemažai šių nuomonių yra teisingos. Visiška tiesa, kad už kanapių auginimą ir platinimą Lietuvoje yra baudžiama. Tai yra plačiausiai paplitęs narkotikas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Tai pagal visus mūsų atliekamus tyrimus, pagal apklausas, tai traktuojama kaip pagrinde daugiausiai vartojamas narkotikas. Todėl, kad jo vartojimas yra gana paprastas, plačiai paplitusi nuomonė, kad tai yra beveik nekenksmingas dalykas, nors iš tiesų taip nėra. Paskutiniai tyrimai parodo, kad tetrahidrokarabinolio arba nuodingosios medžiagos yra ten labai daug, paskutiniu metu jinai modifikuojama. Kaip viena iš naujesnių tendencijų galima būtų nurodyti tai, kad yra sintetinė žolė. Tai apibendrinus galima pasakyti, kad vis dėlto mastas yra pakankamai didelis. Matot, kiekvienas daiktas, draudžiamas daiktas yra patrauklus, ypatingai jaunimo paauglių tarpe. Jeigu draudžia, vadinasi, reikia pabandyti. Gal čia kažkas yra nebloga. Jeigu nekreiptų dėmesio, galbūt turėtų mažesnį poveikį, mažesnį įtaką. Čia, man atrodo, priklauso nuo žmogaus valiaus labiau. Jeigu žmogus yra linkęs į tas psichotropinės įvairiausias medžiagas, tai jis ir toliau manipuliuos ir vartos stipresnės tas narkotinės medžiagas. Kanapių rūšys yra skirstomos į dvi pagrindinės grupės – psichotropinės ir pluoštinės. Kanapių pluoštas yra labai vertinga medžiaga, nes pritaikymas pramonėje yra itin platus – nuo popieriaus iki biokuro gamybos. Labai dažnai kanapių pluošto gaminiai savo fizinėmis savybėmis lenkia analogiškus gaminius iš kitų, brangiau kainuojančių medžiagų. Pluoštinių kanapių auginimą leidžia ES reglamentai, bet tvarkos, kaip tai turėtų būti daroma mūsų šalyje, dar nėra. Todėl šiuo metu Lietuvos teisėsaugos institucijos baudžia už bet kokį kanapių auginimą. Tuo tarpu Lenkija ir Latvija jau pjovė ne vieną derlių ir ekonominė nauda nebeabejoja. Aš esu prieš narkotikus, bet ne prieš augalus, kurie gali būti naudojami kitiems tikslams. Dėl pramoninių kanapių, sakykime, judėjimas, tai iš esmės jos yra legalizuotos.
Ir tik tai reikėtų aiškiai pasakyti, kad yra Europinė direktyva, kuri leidžia augalinės kanapės auginti, kuriuose yra nustatyta riba, iki kiek gali būti tos svaigiosios medžiagos, kuri yra niekinė, jeigu laikomasi tos direktyvos. Tai kaimynai mūsų Latvija, Lenkai jas augina, puikiai augina, nuo jų svaigintis yra negalima. Tai čia reikia šitos labai du dalykus apriboti, vien tik pavadinimas kanapė, tai nereiškia kanapė, kuri skirta, narkotinė kanapė, kuri skirta svaigintis. Vis dažniau mes pastebime, kad neauginama Lietuvoje. Jeigu ankstesniais laikais absoliuti dauguma marihuanos būdavo įvežama į Lietuvą, eksportuojama iš kitų valstybių, liaudiškai kalbant eksportuojama, tai paskutiniu metu mes matome, kad vis dėlto plinta gamyba dirbtinėmis sąlygomis. Tai reiškia, jeigu galvodavome arba matydavome vien tik tai tuos tokius didelius mastus gamybos arba auginimo, tai paskutiniu metu matome ir, sakykime, pavienius auginimuose savo reikmėm. Pavyzdžiui, keletas vazonų su keliais kanapių augalais, kur žmogus jokia prekyba neužsiema, jis auginasi tam, kad pats turėtų ką parūkyti, liaudiškai kalbant. Tai nekalbam apie tokį legalizavimą, kad, tarkim, būtų visiškai laisva, kaip alkoholis, vos nekur gali bet kur nusipirkti, kiek nori rūkyti ar ten jas kitaip vartoti. Tiesiog kalbama apie tai, kad tu turėdamas, pavyzdžiui, porą gramų ar nedidelį kiekį su savimi, tu namie vienas ar tenai su draugais galėtum užsirūkyti ir, ta prasme, saikiai naudoti ir tu už tai nebūtum baudžiamas. Labai paprastas dalykas. Tiesiog aš nenoriu ten jų turėti kilogramų, jom prekiauti, iš to daryti verslo ir dauguma tikrai to nenori. Ten, nežinau, vienetai atsirastų, kaip ir visur gali būti, kad atsiranda. Bet tai nėra pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas yra tai, kad tiesiog galėtum jas saikingai vartot ir už tai nebūtų baudžiamas kaip, tarkim, už žmogaus nužudymą. Mūsų kalbinti pašnekovai pabrėžė, kad bausmės neadekvačios. Jie priminė kelis atvejus, kai Skuodo miestelyje neblaivus policijos pareigūnas automobiliu partrenkė ir mirtinai sužalojo iš mokyklos einančius 3 mažamečius vaikus, o iš įvykio vietos pasišalino ir slapstėsi. Už šį nusikaltimą jam buvo skirta 10 metų nelaisvės, nors vėliau sumažinta iki 9 metų. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Pas mus politika yra gana griežta bausmių prasme. Be abejo, tikrai būna daugelis atvejų, kuomet už narkotikus gauna netgi daugiau negu už žmogžudystę. Ir iš tiesų vis dėlto didžiausia vertybė yra gyvybė. Ir kai kuriais atvejais tam tikrus žmonės tai nustebina. Tačiau pažiūrėjus giliau šitą problemą, vis dėlto nuo narkotikų mirštama yra. Ir tuos didelės bausmės nuo 10 iki 15 metų, tai gauna tik tai asmenys, kurie siejami su labai dideliais kiekiais ir su sisteminiais mastais. Tai nėra vienkartinis atvejis, tai nėra tas atvejis, kuomet, kaip jūs minėjot, patenka su čiut ne viena dozė ir po to negali iš to rato išeiti. Sakykime, už vartojimą arba už nedidelius kiekius, tai yra dažniausiai skiriama baudos. Ir už tai kalėjimą niekas neuždarinėja. Bet, sakykime, kuomet jau, pavyzdžiui, išima narkotikų, nuo kurių gali apsisvaiginti 15-20 tūkstančių žmonių. Tai yra visai kiti mastai ir visai kitos pasekmės gali kilti. Tai mes labai abejojam, kad iš to žmogus išėjęs, ta prasme, jisai papuls į kažkokį tai kitą ratą, kur, sakykime, ten kažkas grės ar negrės. Valdžia, visuomenė turi savo nuomonę ir didžiumojas laik nustato tam tikras moralinės normas. Tad kokios tos normos? Bausmės dydis priklauso nuo kiekio, nuo mastų, sakykime, veiklos ir tai yra ar savo reikmėm, ar prekybom. Nuo to, ar prekybai tai skiriasi veiklos kvalifikacija ir už tai taikoma atsakomybė. Atsakomybė yra nuo бауdos iki laisвės atėmimo iki 15 метров. Ну, мне бабушка рассказывала просто раньше, говорит, у нас нормально росло все. То есть никто не знал, что это наркотик. Сейчас в селах на огороде растят просто бабушки, но они для... что-то из нее делают. То есть не курят там ничего, не продают, а именно по хозяйству используют. O tai žmonės gyventi jau negali, todėl kad kažkas naudoja narkotikus, tu negali aguonos įsiauginti, tu negali kanapių auginti. Kodėl valstybė mums kiša tam tikrus narkotikus, o kitus uždraudžia? Vat šitas man nesuprantama. Tuo labiau, kai tie legalūs narkotikai iš esmės yra netgi sveikatai daugiau žalos duoda negu kanapė. Čia kurie narkotikai? Alkoholis vienas iš toksiškiausių narkotikų. Jis netgi toksiškesnis už heroiną, jeigu būtent imti tą toksiškumo klausimą. Bet jis kažkodėl legalus ir prašau, valstybė sako, nuodykitės į sveikatą. Bet kitų sveikesnių narkotikų, kurie netokie žalingi, mes jums neduosim. Man klausimas didelis, kodėl taip yra.
Lietuvoje ta kanapė nuo senų senovės, taigi kiek receptų senovinių yra ten močiučių ir taip toliau, ta kanapė buvo visur. Mano draugė pasakojo, kaip jos močiutė gamindavo dar seniau, kaip pastoviai patiekalus, o senelis, sako, atsimena, netgi ir į pypkę prisikišdavo. Ta prasme, ta kanapė nuo senų senovės Lietuvoje buvo, tik tai kažkurio laikotarpiu viską uždusino, užgniaužė ir mums dabar atrodo, kad jinai visada buvo nelegali. Arba jos iš vis nebuvo gal anksčiau. Mūsų pašnekovas kanapės kriminalizavimo pradžią sieja su XIX amžiaus sukilimais prieš carinę valdžią ir su sovietiniu sistemingu masiniu tautos girdimu. Sovietams ta kanapė kaip ir nereikalinga buvo. Buvo alkoholis, kuris kaip ir gal ir naudingiau buvo sovietams. Visi geria, visiems daugiau nieko nereikia. Nes iš esmės alkoholis iš tikrųjų veda į didesnę asmenybės degradaciją. Jeigu paim du žmonės, vienas gers, o kitas rūkys žolę visą laiką, tai mes pamatysim, kaip tas geriantis labai greitai nusiris į dugną. Labai įvairūs žmonės rūko kanapę. Gydytojai, teisininkai, policininkai, žurnalistai, net nežinau, čia viską galima būtų vardinti, mokytojai ten ir taip toliau. Kanapė nesukelia priklausomybę, o tiesiog ta priklausomybė tai yra per daug uoliai išsivystytas įprotis. Pavyzdžiui, jeigu jūs kiekvieną vakarą suvalgysit šokolado plytelę, taip metus, ir staiga jūs šokolado negaunat vieną vakarą, jūs pajusit diskomfortą, nes jūs įpratęs jį valgyti vakarais. Tas pats su kanapė. Žmogus rūko, jis tiesiog įpranta, kad jis kažkoks apsvaigimas, linksmumas, ir jeigu vieną vakarą jis jos negauna, jis jaučia diskomfortą, jam trūksta to. Bet praeina porą dienų ir jis vėl adaptuojasi ir gali gyventi be jos. Ta prasme, čia nėra ta priklausomybė, kur tu fiziškai jauti poreikį, ten draskai sienas ir laipioji sienom. Žolės rūkymas būtų vienas iš pirmųjų laiptelių. Jeigu žmogus užlipo ant pirmo laiptelio, jisai taip pat gali užlipti ant antro. Bet tai nereiškia, kad jisai lips aukštyn. Kuo daugiau yra užlipusių ant pirmo laiptelio, tuo daugiau lips ir į antrą laiptelį. Pirma, žmonės, kurie paragauja kanapės, jie jau būna ragavę alkoholio. Tai tada galima sakyti, kad alkoholis yra vartai į visus narkotikus. O štai ką apie marihuanos rūkimą mums papasakojo kažkada stipriai į narkotikus įjunkęs, o dabar sėkmingai su priklausomybė kovojantis reabilitacijos centro Nugalėtojų akademija lankytojas. Iš tikrųjų viskas labai paprastai. Yra žmonės priklausomi ir nepriklausomi. Vėlgi yra tokia nuomonė ir leiskim aš ją tikiu, kad yra gimsta kaip genai, nežinau, nelabai gilinausi, žmogus jau gali gimti linkęs į priklausomybę. Aš esu iš tų, kuris gimęs linkęs į priklausomybę, mano tėvas buvo alkoholikas ir aplamai, paskui domėjausi, yra tokių žmonių priklausomų. Ir 15 metų, hebra jau tokia buvo susikalusi tenai pas mumis ir ten apie alkoholį net nekalbėsiu, čia jau buvo įprastas dalykas. Parūkėm, reiškia, žuvies vieną kartą, man iškart patiko. Iškart tie jaunatviški tie posakiai, žolė ne narkotikas ir taip toliau, ir visi panašus dalykai, kad čia nieko tokio, nuo jos nėra abstinencijos būsenos jokios ir viskas, ir labai laisvai aš su savo draugais pradėjom rūkyti. Rūkėm, prirūkėm. Paskui buvo, kai prasidėjo jau kiti narkotikai, biški sunkesni, psichotropiniai, viskas, žodis blaivus, čia reiškia, jau buvo, reiškia, parūkęs žolės, reiškia, jeigu tu įskyrus žolės nieko nepavartojai, reiškia, tu jau buvai blaivus. Kai žmogus ateina į reabilitacijos centrą, sako, aš pasiekiau dugną, ir tas dugnas jo būna, tuo atveju kažkoks konkretus, tačiau jeigu tai žmogus nesuvokia kaip savo visiško dugno, tai nėra dugnas ir tai gali lemti tolimesnį jo vartojimą. Atkritį ir vėl vartojimą. Tuo tarpu, jeigu dugnas yra tikrasis, tai tuomet tikėtina, kad žmogus dės daugiau pastangų. Visa tai priklauso iš tiesų nuo motyvacijos sveikti. Jeigu žmogus turi daug motyvacijos, jis daug stengiasi, daug daro, daug padaro. Automatiškai jisai turi daugiau šansų išlikti blaiviam. Draudžiami dalykai visada masino nusikaltėlius kaip greito pasipelnimo šaltinis.
Nepaslaptis, kad jie suinteresuoti užkabinti žmogų kuo ilgesniam narkotikų vartojimui. Todėl, kaip minėjo policijos atstovas, yra išvestos net sintetinės kanapių rūšys, kurios lenkia tradicinės kanapes savo toksiniu poveikiu. Šiaip pagrindinės dvi rūšys tai yra indika ir sativa. Bet tai čia jau tik tai, galima sakyti, skonio reikalas, ta prasme, kokia. Tarkim, ten viena turi didesnį tos veikliosios medžiagos kiekį, kita mažesnį, bet dabar yra jau tiek privesta tų veislių skirtingų, kurios, tarkim, neša daugiau derliaus, arba yra stipresnės, arba turi citrusinio skonio, turi, ta prasme, tų veislių yra jau begalės ir čia jau tai tik reiškia, kad iš tiesų paslapčia, tarkim, net nekalbant apie Lietuvą, nes vis tiek dar daugelį šalių, tarkim, yra nelegalų kanapės, bet jos yra auginamos, jų ta kultūra, veislės yra vedamos, tai yra tiesiog jau tarsi būdas žmonėm atsipalaiduoti, kurį visi pripažįsta ir ties tuo dirba, tarkim, tik kol kas pogrindį, nes kitaip to negali daryti. Vis tiek aš nemanau, kad jeigu būtų leista jau pagaliau ir Lietuvoje tas pramoninės kanapės auginti, tai nebūtų tarnybos, kuri net važiuotų, tarkim, porą kartų per metus, nuo tavo laukų nepaimtų pavyzdžių ir neištirtų, kad tu darai čia kažką negero ar neviršyji tos ribos THC. Bet turim tą pastebėti, kad tiesiog ta, kuri bus, tarkim, būtų leidžiama auginti, tai būtų iki 0,2% THC kiekio, o rūkoma tai yra 7, 10 iki 21%. Tai yra, ta prasme, ant kiek reikia skirtingai auginti, kad tu tą pasiektum ir skirtingas veisles. Netrukus laidoje Auksarankiai tęsime šią temą. Įvykdžius kelias sėkmingas realizavimo operacijas, nusikaltėliai sugeneruoja didelius, neapskaitomų pinigų kiekius. Lietuva šiuo metu yra narkotikų tranzito šalis. Dažnai dalis krovinio čia būna išbarstoma kabutėse. Kiekiai priklausomai nuo metų jie kinta, bet kaip pavyzdys galima nurodyti, kad pavyzdžiui 2010 metais vien tik Lietuvoje 85 kg žolės arba marihuanos yra išimta iš apyvartos 2011 metais 23 kg. Čia vėlgi priklauso ne tai, kad čia vienais metais 4 kartus daugiau, kitais 4 kartus mažiau, tai čia priklauso nuo kažkokio tai tyrimo, tarptautinio tyrimo. Vienu atveju, sakykime, narkotikai važiuoja per Lietuvą, kitų jie būna Lietuvoje. 10 atvejų buvo 2010 metais, 12 atvejų buvo 2011. Čia jau mes traktuojame tas auginimo vietas, kurios buvo auginama Lietuvoje, kurios jau yra tokios truputį didesnės ir vidutinio dydžio, negu tai paprastai savo vartojimui nėra skirtos. Tai reiškia, čia buvo tiek atvejų užfiksuota, kurių žmonės augino pardavinėjimą, su pardavimo tikslais. Kaip pavyzdį, kai kuriais atvejais nustembam, kad iš tiesų kiekiai yra dideli. Kaip pavyzdį galima būtų paminėti bendrą mūsų kriminalinės policijos biuro ir Latvijos pareigūnų operaciją, kur pasienyje su Latvija, jau Latvijos teritorijoje, lietuviai augino 720 kg kanapių praeitais metais. Buvo sulaikytas, sakykime, bendras tyrimas dviejų institucijų, arba dviejų policijų Latvijos ir Lietuvos. Tai tendencija be abejo, kas apsunkina teisės saugos darbą, tai vis dėlto yra laisvas asmenų judėjimas. Atvažiuoti iš Olandijos iki Lietuvos užtrunka automobilių valandom, sakykime, para. O anksčiau, sakykime, tai buvo problema, sakykime, neatliekama pasienio kontrolė. Todėl šitie dalykai tokie pasidarė, esant 21 amžiui, kuris yra globalus. Ir policija, mes teisės saugos šitą dalyką jaučiame. Be abejo, mums problemų irgi yra su įstatymų leidyba. Dabar yra vėlgi tas naujas mūsų policijos įstatymas įregistruotas operatyvinės veiklos įstatymo pataisos, kurios vienais atvejais palengvina, kitais pasunkina, tai sakykime. Tokia tai realybė. Žinau, kad Olandijoje truputėlį viskas buvo laisviau, tiek ir nuvažiavus, tai pamatai, kai tu gali nueiti tiesiog tau pardavėjas iš po prekystalio ar ten net taip padėta lentynos ištraukia tokią grandinę su daug prikabintų maišelių ir tu su juo diskutuoji, kas čia kokia veislė, kas tau geriau ir tu gali arba vietoje užsikurti suktinę, arba jisai tau susuka, arba tu išeiti į gatvę ir tai jau pakankamai toks laisvas, ta prasme, jau aišku, kad ta prasme ten parduotuvėse pardavinėjama tikrai ne vieno žmogaus kažkur kambariukė tamsiam užauginta iš vieno augalo kanapė, tai yra jau masiškesnis auginimas ir ta prasme tie įstatymai pakankamai švelnesni. Nežinau, Olandija kiek jau ten, virš 20 metų, 30 gal, aš neatsimenu, bet šalis normaliai gyvena, tarp kitko, net kiek aš žinau statistiką, netgi sumažėjo sunkesnių narkotikų vartojimas,
Kad tiksliai sužinoti apie padėtį Olandijoje, nuvykome į šios šalies ambasadą ir paklausėme pačio ambasadoriaus, ar gailisi Olandija liberalizavusi marihuanos įstatymus savo šalyje. One point I would like to make clear is that the use of any kind of drug in the Netherlands still is a crime. So there is no complete liberalization of, for instance, cannabis or similar soft drugs. So in principle, a person who sells or buys or uses cannabis is still liable to prosecution. But we have this policy in which the emphasis is very much on what we call harm reduction. So we look at the use of soft drugs, not of hard drugs, but of soft drugs from the health point of view. And this means that we allow people to use cannabis, but in very, very small quantities. But anybody caught trading in cannabis, selling cannabis, importing, growing cannabis, that person is prosecuted, detained by the police, prosecuted in accordance with the law. So that's an experience we've had, and our experience over this long period of time is that given that it's inevitable that people use drugs, we believe we have the use of drugs more or less under control. Our biggest problem in the Netherlands is not the use of drugs, it's alcohol and alcoholism. And many more people are addicted to alcohol than that there are people addicted to drugs. We would accept that people use cannabis, but only for personal use and in small quantities. But anybody caught with hard drugs like cocaine or ecstasy is prosecuted. Jeigu mes imam toleruoti iš principo kažkokio tai lygio narkotikus, po kiek laiko visada kyla noras toleruoti daugiau. Ir tie laipteliai jie tirpsta tiesiog. Tai niekas neatsakys, kur yra ta riba. Praktiškai visi yra narkomanai, nes visi arba geria alkoholį, arba rūko tabaką, arba galų gale geria kavą. Jūs atimkit iš tų ofiso darbuotojų visų kavą vieną dieną. Jūs pamatysit, kokią paniką kils. Jeigu tai būtų augalas, tarkim, kuris užauga per savaitės ir duoda 2 gramus vaisiaus, tai viskas šikita, tarkim, ir tie 2 gramai būtų veistini, tai visi ir turėtų tos 2 gramus. Bet kadangi tai yra pakankamai didelis augalas ir tu naudoji elektrą, naudoji trąšas ir viską iš jo nori gauti 50 gramų, tave sugaus dabar su to 50 gramų, ir ką daryti? Viskas, sakys garantuotai, pardavinėsi 50 gramų, kosmosas, 8 metai tau. Ir koks nors tenai girtuoklis užmušęs ten su kastu savo uošvę, sėdės su tavim vienoj kameroj. Atsiprašau, aš to nenorėjau, paprasti dalykai. Pavyzdžiui, alkoholis yra labai geras dalykas, jeigu normaliai vartojamas. Jeigu kas laka iki jau yra alkoholikas, tai irgi kas dėl to yra maišoma viskas, suveliama, sujaukiama. Jeigu žmogus vakare taurę vyno išgeria, tai... Šį kartą tiek. Nepraleiskite mūsų laidos kitą savaitę. Kalbėsime apie interneto piratus. Montevideo, Salibay, Kumano. Them want to hold we for weeks, but the cops smoke it, politicians burn it. Why they wanna hold on Rastafari?